Good morning, Vietnam! Sveiki gyvi žydrų ekranų gerbėjai. Su jumis pramoginė kriminalinė nuotykių laida apie gamtą, nepasitrauk malkų. Kviečiu dar vieną dieną sėsti šalia ir pasivažinėti po lietuvėlę. Orai žiauriai permainingi šiandien. Čia savaitės pradžia buvo karšta. 3 ir daugiau čia kaito. Šiandien atvėso, užėjo debesis, aišku, 20 laikosi, bet pradėjo koją kišti lietus. Vienu žodžiu. Jau šiandien Nevižy nepasikroviau, nuvažiavau. Miškininkas nuvežė keliuką parodyti, tai vienu žodžiu per lauką net nesvajojau važiuoti. Ir ką, teko apsisukti grįžti čia, va, kur dabar važiuojam į sandėlį šalia Giedraičių Molėtų rajone. Jau porą reisų iš čia padariau, kaip ir viskas okei, kai nelyja tenai. Tai dabar, va, čia žiūri nemažai to lietučio. Yra du variantai, važiuoju toli suktis ir grįžt, ir krautis reikės per 2 vietas. Viena vieta yra į kalną, nežinau, po lietaus ten traktoriaus važinėta, matos, kad ta įkalnė yra biški apgadinta. Tai jeigu iš vietos tikrai nepaimsi, arba nusileis, tada ir pakilt įsibėgėjus, manau, tai problemų nebus. Bet vėl ten su apsisukimais per pievą reikia suktis, irgi kur traktorių važinėta, tai gali būti cirkų. Nu, o jeigu gali būti cirkų, sakau, reikia ir jos pasižiūrėsim, kaip ten seksis. Tai labai sąlygos permainingos. Čia saulė, čia sausa, čia prilyta, čia daugiau, čia mažiau, čia nieko. Nu, labai sunku atspėti. Pavyzdžiui, dabar, kur važiavau prie Panevėžio krautis, kur nepavyko. Liko 3 km šlapio. Užeita kažkokia debesies vakare, prišniota, taip iš širdies ir dabar viskas. O prieš tai kokie 3 km žvirkeliai dulka, va, ko puikiausia. O žiūrė nuo pusį, kur man reikia, kaip ir yra tokia dulksna. Vienu žodžiu, šoksim į pievą ir bandysim kažkaip suktis. Kažką bandysim daryti. Įtariu, reikės arčiau apsisukti, kur dar šioks toks padabnesnis kelias per pievą. Apsisuksim, atsikabinsim priekabą ir nusistumsiu į kalnę. Pakalnę pasikrausiu. Tada įvažiuosim ir susikrausim į priekabą, kas lygia. Nu, toks vat reikės fintą daryti. O jeigu būtų sausa, tai ten šis zuikio dainas būtų, kaip tas 2 dienas dirbau, tik tai šaudai ir vis, sakau, nėra jokio įdomumo. Nuobodu, rutina buvo. Tai va, ką lekiam iki sandėlio, ne per toliausia liko, žiūrėsim, kaip ten paeis kortą ar nepaeis. Lietutis tai įsismarkauja, tai nurimsta, tai įsismarkauja, nurimsta, sunku atspėti, kas ten bus. Reik vietą važiuoti ir žiūrėti. Kokį egzempliorių sutikau. Tarp posūkių ir kalnų. Nei aplenk, nei ką. Nebetoli liko, va, Bekupę pravažiuojam, nersim į šoną, paskui į miškelį suksiu. Taip, va, įdomus toks kelias, nu, nepasakyčiau, kad tragedija, bet kai visai sausa, maloniau ten važiuoti. Ant tų juodžiamių visų. Matysim. Kaip kas ką, gal išsukinės? Jo, išsukinėja. Šito miško esu jum video irgi rodęs. Ir su kranu apsisukinėjęs priekabą ir viską irgi ten rudenio gal buvo po lietaus sezono. Teko paprakaituoti, kiek pamenu. Jo, čia vietom buvę reikaliukų. Dabar ką, čia neriam į šoną. Ambraziškis. Jo. Čia kelis kilometrus pavingiuot. Žiūrim, kas ant žvirkelio. Labai prilyta. Jau nebedulka. Tai kur ant posūkio žemė šlapia, kur ratai sukasi, matau, kur prasisuko. Kur pračiuožė, nu, apačioj šlapia, nebedulka.
jau praščiau. Taip, čia turėtų būti šitą kalniuką pagal viską. Nersim į šoną. Ką, reikia bandyti apsisukti. Tada bandom apsisukti. Nuvažiavę taip. Čia viskas vietai labai netoli. Kol kas čia normaliai sakau. Gal ir apsisukčiau, viską padaryčiau, aš taip galvoju, bet plemba. Čia balų nieko nėra. Sausa. Realiai. Reikia pavažiuoti iki pat. Gal apsisukti ir pargrįžti, nereikės atsikabinėti. Tik ta įkalnė man labai neram. Nu varom, pažiūrėsim, jeigu neprilyja. Lemba, čia taip minimaliai. Tikrai labai minimaliai. Dulkės net kyla. Jau čia reikia varyti, suktis. Velniai nematė. Varom, tikrai apsisuksiu. Manau. Ten va, pavažiavam štabeliuką, va tą. Ir man čia va reiktų. Atvarom, varau. Apsisuksiu, tikrai čia tiek to lietaus tėra. Net čia va, nei vienos balikės. Tik paskui va, pasikrauti šitą įkalnę reikės ir pajudėti, bet čia jos nedaug. Aišku. Čia va tos medienos yra nedaug, kaip porą stojų ir tai nepilnai. Tai čia biškį pasileisiu žemiau turėčiau. Aš ją paimti galvoju. Bandom, ne? Rizikuojam. Gal pavyks. Tai va, sakau, atrodo važiuoji čia į vietą, balos to viską, nu tikrai nelysi. Atvažiuoji va į sandėlį, nukrapita, taip nukrapita, bet tikrai nieko tragiško, kaip sakyti, viskas proto ribose. Labai gerai. Apsisukimas, manau, bus irgi įveikiamas tikrai. Čia va, netoli visai važiuoti. Turėtume tuoj kažkur čia apsisukti. Kaip ir lašnot bando. Tokių mažų lašelių, bet turėtų, manau, viskas man pavyk gan sėkmingai. Įsijungiam blokiruotės, taip toliau. Čia va buvo pačiam gale sandėlys. Valiau viskas ok. Na ir dabar matau, biški dulkės kyla. Tai nėra čia taip prastai. Dabar reikia per pievą į kalniuką apsisukti. Bet čia viskas puikiai kol kas. Jo, tokie yra čia tie grioviai, bet kol kas gerai. Bet čia va pačioj duobė, kaip matot. Ir be problemyčių apsisukom. Ką dabar grįžtam į tą kalną, reikės to atkrautis.
Biški gal reikia dar pabandyti pakilti, o tuščiam, be nieko. Kaip be nieko, okei. Bandom tada, ne? Jungiam siurblį, duodam gazą. Dar reikia užsistabdyti priekabą, kad tikrai nečiuošt. Ir viso, darbuojamės. Viską. Čia reikia pilną blokiruoti. Iškėdau. Ką? Manualka, antras. Bandom. O, pajudėjau. Šiaip net prasikasė ratai. Dabar antrą pavarą užkilsiu iki pat viršaus ir kad svarbu nesustot blemba. Gerai, viso, viršai. Nu va, išvažiavam, liuks. Galvau, biški sunkiau bus, labai jau skubėjau krautis, kad ant to lietaus neužsirauti. Tai va, viso, stojam, kitą štabeliuką, kiek trūksta dasikraunam ir minam. ką, judam, ne? Susimečiau. Blemba, čia senai kirsta be žievės išdžiūvus, kaip sunkiai grėbtuvai lenda į štabelį. Kai dedi blemba, nu niekaip.
turi ten pamakalot, kai pradeda makalot, jie tada kryžiuotis pradeda, kai sausi gražiai nesigula, skersuojasi, vėl blemba, kol pagražini, kol varga daug būna. Vienu žodžiu. Na, kažkas prūda įsikasi. Tvenkinuką. Vsio, tai va, išvažinėjom dabar ir varom į Panevėžį, tenai Panevėžį įsikrausiu, turbūt reikės krautis kažką link kažkur, net nežinau. Matysim, kaip kas. Žiūrėsim. Jaučiu vėl kažką reikės tų varyti rastų, kurį ten nepasikrovau, tai gal kur kituras, nes šit dabar, kai nuvažiavau, tai sakau, net apšalau. Žvirkelis dulka, atvažiuoju į sandėlį potvynis. Va čia žiauriai pasisekė, žiauriai, ne tas žodis, gerai, nes būtų į tą kalniuką, jeigu palyja, tai reikalų, ten traktorius iš Biržės išvažinėja ir įkalnė ir viskas viename, tai nemalonu. Ką dabar išlieka savo ramiai judam. Keliai čia kaip ir gerai iki molėtų kelio, tik kad toks pavingiuojantis, bet asfaltas naujas geras. Tai savo ramiai ant PM6 yra. Nuvingiuoji. Va, koks peizažas. Ukmergė. Nefokusuoja man. Bet gražu. Toks rūkas ant miesto. Lietus. Vsio. Tos rados laimingai, leidžiam nusipilam kūro ir leidžiam link tikslo. Jau mane kalbina iš kitos vietos, kada būsiu, atvažiuosiu į pasikrovimą. Jau tai oras žiauriai permainingas. Tai lyja, tai nelyja, tai lyja, tai nelyja. Ir čia va, matau priekį šviečiasi, o čia va lietutis. Važiuoju prognozės, bent šiandien ryt turėtų panašus orai labai laikytis. Tai va. Kiek čia man iki tikslo, iki Panevėžio, nebe to. Turėčiau neužilgo atlėkti, išsimesti ir varysim į Krekenavą, kažkur tą pusę krautis. Žvirkeliuko, sakė, viskas okei, gero kelio. Bus mediena suštapeliuota. Variantas geras. Viskas, krovinys pristatytas, galim leist toliau. Kažkur Remygalos pusę reik nuvažiuoti dabar, ir taip įdarysim. Iš Panevėžio čia įsikratau, čia priemiestį šalia Panevėžio įsikroviau. Patogiai, privažiavimas, viskas liuks. Tai va, galim šaut toliau darbuotis. Jo, užlyja tai net. Lietpaltį jau teka įsitraukt, užsimest. Šalt pats, kol žliaugia lietus, įsikraudinėjau jau konkrečiai žliaugia. Net galva šlapia. Tai lietpaltį užsimečiau, kad visai nepermirt. Šiemet, apart pavasario turbūt, tai gal pirmą kartą iš vis, gal net žiemą pavasario būdėjus, tad lietpalčių. Gerą, iš darbo rūbą jums nusipirkau, labai patogus, tikrai labai gerai taip dirbant, neperpučiamas, neperlyja, nevaržo judesių, viskas liuks. Aišku, kabina arba bent jau skėtis virš galvos būtų dar didesnis pliusas, bet kai nėra, tai tenka šitaip gelbėtis. Vsio, judam. Susiskambinau, miškininkas jau laukia manęs. Tai va, iš čia įsikratom. Šitą įsikrovimą ir lekiam tolyn. Nuo Remygalos link Krekenavos, kažkur, kur Stumbrynas reikės važiuoti. Ta pusė, tai va, tikėkime, stumbrai kelią nepastos. Krausimės rastus, tai manau bus operatyviai su jais susisukta. Va, da, apsisukimas autostradai. Reikia kirsti čia nuo Velžio pusės, iš miesto lindau per Velžį. Opa, reikia dabar Remygalas pasiduoti.
toks va variantas autostradai. Ant U raidės apsisakinėti. Viaduką nepastatė, kai projektavo. Kiti standartai autostradam buvo. Tai va. Bet eismo didelio čia nėra šitos atkarpose, tai ne problema dėti ant kapeikas, kaip kad sakom. Tiesiog leidžiam toliau. Remygalą praraičiau. Tokiais brietkeliais apšokau. Pasirodo, nuo Vadoklių, Vaiduoklių link Remygalos kelias remontuojamas. Kiek pamenu, tai jis puikus būdavo. Kodėl ten sugalvoja ką asfaltuoti, taip ir nesupratau. Tai teko biškį važinėti. Ten vienoje vietoje ant to kelio tokie ar pralaidai, ar kažkas ten buvę atkarpėlė. 5 metrų, 100 metrų prastesnė. Ir viskas. Dabar pažiūrėjau eismo info, kad ten visas kelias blemba iškastas nuo Remygalos iki Vaiduoklių. Ant remontų. Saulė lenda prieki. Tai turėtų kaip ir gerai būti. Čia sausa. Šiaip kaip ir va, kaip ir matėt, lyja. Sausa lyja, sausa va saulė dabar lenda, tai čia turbūt blogai nebus. Minimaliai va to vandenėlio. Dabar reikia susirasti kažkur į dešinę Stumbrynas, mum į kairę. Ir sako, varysim, rasim medieną. Ir miškininką prie medienos rasim. Čia šitas kelias yra labai vingiuotas nuo Krekenavos link Remygalos. Nu, vasara kaip vasara, bet čia matai, čia irgi Dievo užmirštas kraštas, kaip ir sningarka, pusnynai kaip būna. O jie čia būna, o jie linksma. Taip, ieškom lentos Stumbryno. Bet ten, kaip suprantu, turi būti didelė sankryža. Kažkokia. Turbūt bus čia. Jo. Pašilių Stumbrynas mum į kairę. Dar šituose miškuose nesukrovėsis po teisybei, žinokit. Dar man čia netekia būti. Labai jau krato. Tai va, važiuojam atkint, pasižiūrėsim, kur čia kas. Bet matau, kad čia kelias tikrai geras. Vyras, tiesas kaip styga. Neturėtų bėdų vėl. Miškininkas laukia. O čia žiūrėjau, tiesiai eina, galiu vėl į Kėdainiai Panevėžys kelias. Na, tai pasiklausiu, kaip geriau darytis ir tada nuspręsiu, kas važiuoti kiaurai, tai važiuosiu, nevažiuoti kiaurai, tai nevažiuosiu. Dabar pasišnekėti. Važiuojam suktis. Paskaičiavau, kad link Kėdainių čia man gaunasi apie 120 km, o jeigu į priešingą pusę 90 kažkeli. Truputėlį arčiau, tai va. Bet čia jo eina kiaurai gyrė. Kelias. Ką? Puikiai čia sankryža plati. Čia ir sukamės. Oi, čia vietos nėra. Pilna. Pasako tokie pasikrovimai. Net nėra ką rodyti ir kameras net nesitraukia. Kai tokie būna, nes nuobodu. Monotonija žudo būna tada. O, iškiai nugribavau, bet nieko kažkaip prasisuksim. Svarbu dabar sparnų nenusiplėšti. Kartais būna. Oi.
Jo, čia sankryža plati, bet vairuotojas grybas. Man taip atrodo. Biškį grybą užpjovau, bet nieko, apsisukau. Bet pasitaisydamas. Nu į va, liuks, ką, grįžtam, kraunamės ir šaunam tolyn, link tikslo. Visio, susimečiau, galim šaut, vingiuot šitais šilko keliais link išsikrovimo. Tai va, visio, ką, ramiai lekiam link Raseinių, dabar čia šitais keliukais, 9 kažkeli kilai, 1,5 valandos važiavimo, plius minus. Tai va, žiūrėsim, dar grįžtant, gal dar kažką reikės vieną vietą nulėti pasimt medieną. Rytoj ryte pasikrausiu, šiandien jau grįšiu vėlokai, bus nelabai čia kas manęs belauks. Ryte ryte pasidarysim darbus. Ką, pasiekti Raseinį. Praeityti reikia Raseinis, dabar apvažiavimo. Čia aikštelė švari, čia vis būna milicininkų. Seniau dažniau stovėdavo, dabar kažkaip jau kiek važiuoju, kurį laiką nematys, bet čia stovi ir paskui ant tos sankryžos čia nusileidus. Dažnai būna, kad su nežymėta fotografuoja, kas su diržais, kas su telefonais žaidžia. Jau matęs dažnai. Čia va. Ant šitos sankryžos prie tos parduotuvės ginklų. Jeigu dar čia ginklų yra parduotuvė, turbūt kad yra. Tai va, čianai mes sukam į dešinę važiavimą. Šį kartą ramu. Vienas posūkis į dešinę, liko toks mandresnis irgi. Labai taip užsisuk, kai reikia stačiai, turi apžirginėti visą sankryžą. Nelabai patogu. Čia tos gatvelės irgi šalutinės. Vienoj tu ten turi sustoti, kitoj pagrindinis, trečioj šviesoforas. Nesuprasi, kas čia darosi. Padarytų visą tą važiavimą kaip pagrindinis kelias ir viskas. O dabar va taip. Ką žiūrim, ar pavyks įsukti ar nepavyks. Nėra automobilių iš tos pusės, tai nebus problemų. Bet va, priekaba eina. Taip pat turi priešpriešais išvažiuoti. Nu, kaip ir gerai, ne? Nebe kažką liko. Saulutė išlindo vėl 26 šiltumos, tai grįžta vasarą į šitą kraštą. Kiek mačiau, vat rytų Lietuvoj lietų praneša. Rytoj, šiandien vakare rytoj, tai žiūrėsim, kaip ten bus situacija. Fabrikas beveik pasiektas, tik dabar įdomu, ar bus atrakinta varteliai. Ar varteliai atrakinti ir galėsiu įvažiuoti įsikrauti, kaži. Na, pagal laiką turėčiau. Žūrom, o atidaryta. Tai va, lendu į vidunį fabriką, išsimetu, iššūtinam atgal, susirankėt ir susirinkę mes, ką darysim tada susirinkę? Stosim nakvot, lauksim rytoj miškininko, atvažiuos, krausimės toliau. Ten kelias kubelius reikia įsimesti iš kitos vietos, beveik pakeliui, tik noriu nuvaryti, kol dar nesutemę. Pažiūrėt, kaip ten kas atrodo. Taip, žiūrim. Reikia įsikraut, kur yra vietos susirasti. Nu, vienu žodžiu, atvariau, įsikrauna, iššūtina. Vėl karštis grįžo.
Įsimečiau. Saulė, debesis nuėjo. Karšta. Ką varom atgalios tada? Krekenavui vienu žodžiu. Eisim į mišką, pasim tenai mažą likutį ir važiuosim tada į nuolatinį pasikravimą. Dabar lekiam lauk iš fabriko. Ir kolega po manęs atvažiavo, tai visai liuks. Gerai, čia gavosi blemba. Įsikrauti taip toliau, liuks. Pasiekiau Krekenavą. Oi, prasinešam dar per miestelį pasižiūrėsim. Kaip žmonės gyvena, ne? Ką galiu pasakyti? Gražiai. Bažnyčia labai graži tokia. Krekenavas. Ir vienos pusės, vat, kai važiavau, čia praeitam ar užpraeitam video rodžiau. Palei Nevėžį tenai, peizažai geri. Anoj pusėj. Gražus miestelis. Labai. Taip, ką man čia pasinešti link, kur mums reikia, link Remygalos. Ir leisim į mišką. Kelis kilometrus pavažiuot, sakė, rasiu. Kelis rastelius įsimesti ir varysim į nakvynės vietą. Taip. Kaip Krekenavo laikosi. Gražu. Fontanas centre. Nu, labai super. Praeitą kartą jis veikia, man atrodo, kai važiavau. Nevėžis teka. Gražus miestelis. Aišku, tas Nevėžis greitis, tai bala čia galima sakyti stovi. Čia viena, kiek žinau, ramiausių Lietuvos upių. Pagal tėkmę. Viena lėčiausių. Tai kažko ypatingo jo nėra, bet vis tiek. Ventojėlis išdrožtas, pastatytas. Tai va, taip tas Krekenavas. Kai kasdien va taip praežai, net kaip įdėmėsi į tas visas gražybės. Atrodo, kad važiuoji, pavaravo. Čia biškai žmogus. Stot ženklų nemato. Aš galėjau stot, aš jį praleis, bet nu, pozna, nieko nebuvo iš priekį. Tik tos. Svarbu, laiku pastebėjau aš jį, jis mane. Čia žiūrim, kas gero. Kur tas nusukimas? Kybo pravažiavau. Neturėjau. Čia bus. Jo. Čia nice. Man reikia. Miškininkas sakė, kad ten apsisukdavo net ir šlapesniais metų laikais negu dabar. Jo, čia balta lenta nudažyta. Išaunam čia. Žvyrkeliai žiūriu, prašosi grinderio ir ten vat, tuo, kur važiavau, ne kažką buvo ir čia tas pats. Reik varyt, sakė, kažkokį susiaurėjimą rasiu ir tas medienas užtokė duoti. Tam, kaip čia man kaip. Gal dabar keliau bus. Reikia dar pereit šaldytuvą su stalčium iš naujo, su izolke tuos saktorius. Nes va, važiuoju žvyrkeliu, labai čia viskas tarška, parška. Šiaip tai sausa, kaip matau.
Josvainis. Yra Josvainiai šalia Kėdainių, čia Josvainis. Ar kaimelis čia šitas, ar kaimelis? Nežinau. Žemėlapį maždaug kažkelį užsidėjau. Turėčiau rasti. Jo, čia taip gan platu. Viskas. Čia kažkokį kiemą įvažiuosiu, man atrodo. Pasibaigė tenai. Kažkoks susiaurėjimas, sakė, turi būti. Gal čia bus? Nu, važiuojam, kol rasiu medieną. Gal ir ieškosiu. Ten nelabai. Taip, dar vartų nematau. Vadinasi, dar toliau reikia važiuoti. Gal neišvys manęs, nes panašu ten pagal palydovą kažkokio ūkininko sodybą. Čia va kažkokie rąstai yra. Čia kažkas va krūmuose yra. Tikriausiai šitie. Matau, guli. Įsuktis dabar. Pasitiksinsiu, kur pasisuksiu, pasiklausiu, nes šiandien tai nelabai. Turbūt toliau reikia važiuoti. Kalbėjo lyg ir čia. Bandom, nes čia žiūri kažkokio ekskavatoriaus darbuotose. Ką jis čia padaręs, įdomu. Čia tvarko melioracijos griovius. Lemba nelabai man į naudą. Jis čia padaręs, įtariu. Nu jo. Ką žinau, gal pabandyčiau čia prastumti. Lemba iš čia išrausęs. Šūdas iš tikrųjų, galima sakyti. Čia išgilino kanalus valo turbūt. Arba galima stumtis atbulam, tada bili kiek toli. Einame, apsižiūrėsim. Lemba, čia galėčiau gal ir neaišku, kas šiandien tos dirvos darosi. Jo, čia blemba dirba. Tas vat yra griovys, nelabai man patogus, bet čia aišku pasimalęs. Gal ir apsisukčiau. Labai staigus užlaužimas, nebūtų tos krūvos. Tai čia turbūt apsisukčiau be vargo. Bet dabar reikia kažką gimdyti. Jo, va, kaip matyt, kanalus išvalė ir dabar reiks kažką bandyti žagintis. Kažką. Nu ką, laikykit čiūrikus. Gerbiami žiūrovai, kad man pavyktų. Jeigu ką matysiu, kad nepavyksta, tai ką, stumsimės atbulį ir atbulom iki kažkur. Čia dar didelis grovys, bleka mucha. Galėčiau gal ir per dirvą apsisukti. Neatrodo labai jau taip šlapia. Čia apskritai lietaus beveik nebuvo. Nu, žiūrim, ar pavyks. Atbulam.
tiek, va, pasidėjau. Nedaug. 5 rasteliai. Paimti reikėjo į viso. Ką? Jeigu palytų tenai, tai ant tos kaip žemė išjudinta, iš melioracijos griovius valo, dumblą traukia visokį. Ir ant kelio panešta, tai po šviežio lietaus rudeniop, jeigu nespėja žemė susigulėti, tai gali būti šikna. Tai dabar nieko. Iš Narvo ir apsisukau. Ką, judam į nakvynės vietą tada. Stosim, lauksim tenai ryto miškininkų. Dar važiuoju į kitą mišką, žiūrėjau, stovi sunkvežimis. Tikriausiai čia rydinos laukiu, krausis rytoj. Turėčiau prasilenkt. Ai, platu tenai gerai, aš dar per raciją šaukiu. Nieko baisaus, prasivažiuosiu. Pasišnekėjau su kolega, čia jų atvažiuos krauti, sakė. Daugiau bus. Reikia kažkaip pasigalvot, atsistot, kad pravažiuotų kiti. Sakė, čia dar gali ir skiedrovežių važiuoti, nes kažkur šakų yra. Taip toliau. Tas kelias neišplačiausias. Apsisuksiu gal ten, kur apsisukinėjau, reikia pasižiūrėti žemėlapį. Iš tikrųjų, kur tas kelias eina. Gal ten tupikas koks nors apsisuks ir viskas. Stovės, va čia va, yra kur apsisukti. Čia kur sukėsi. Jo. Biškį toliau reikia. Mint. Jo, gerai, kad taip pat kelias platus. Jeigu čia judesys naktį, turi judinti traukinį, polisą, laikai pažeisti. Viskas, dabar ten kažką pasiterinsiu. Mačiau, prie pat štabelio yra išplatėjimas toks nemažas. Arba ten, kur apsisukinėjai. Čia yra tų keliukų į niekur. Pažiūrėsi, jeigu ten kokią gyventoją nėra, tai gal reikės įsistumti ir miegoti. Čia va yra tokių vietų su šlagbaumais, vadinasi, urėdijos kelias tikrai kur įsistumt. Čia toliau žiūrim, ką turim. Čia va, kaip sakyti, plačiau, bet nežinau, kurioj pusėj stot, kad čia toks vat yra išplatėjimas, bet jau sunkvežimis atvažiuos, fig, nelabai čia prasilenksiu. Reikia kažką, arba va čia va, bandyti stoti. Ties šitą vietą. Čia platu. Ties va tavo vietą jau čia sustočiau. Čia didelio griovio irgi vat nėra palei šitą kraštą. Taip, o, čia galiu įsistumti. Čia va, į niekur kelias, man atrodo, irgi nueina. O, taip padarom. Čia dar pažiūrime, ar yra šlagbaumas. Man atrodo, nebuvo, tai reikia turbūt čia nestot. Aišku, čia va platu. Žiūrim, ką turim. Nu, nežinia, kur tas kelias eina, iš tikrųjų. Turbūt reikia čia suktis ir varyti. Ten, kur ir pirmai rodžiau su šlagbaumu, kur yra nusukimas, ten tikrai nieko nebus. Biški ir įsuksim. Puikioji.
ten įsistumt. Ir mažiausia bus šansų, kad kažkam kliudysiu, aš taip galvoju. Dar reikia pažiūrėti, ar važinėtų. Dar yra mašinų važinėti, ar ne. Važiuotų čia. Važiuotų čia, ar ne? Ne, nevažiuotų, va čia kažkokia traktoriaus vėžės yra irgi. Gal apsisukinėta, kas čia daryta, panašu labai. Bet kad gal koks ūkininkas į laukus važiavęs. Reikia dar pasižiūrėti greitai mapsuose, kur čia mes esam. Taip. Šitas kelias eina į kažkokius laukus išvingiuoja jisai. Bet čia jeigu lyja, gal nevažiuos. Arba sustosim, kaip galima pakrašty. Jeigu ką blogiausia, atsiu teks judinti. Bet mažai šansų. Stumiuosi ten. Pats kelias, nepasakyčiau, kad jis yra šitas jau toks tvirtas ir aš jį drąsiai važiuočiau, jeigu būtų šlapia. Žinau, kaip čia su juo biškį gali būti metaliukų. Dabar, kai beveik nelyja, čionai tai normaliai. Gal reikia paliai, kur dabar galvą dėsiu, galvoju. Gal stok paliai šitą kraštą, va. Kažkur, kažkaip, kažką. Jeigu kokį lengviką norės važiuoti, pravažiuos. Aš lemba, ten būt patogiau anoj pusėj. O ten yra duobė, tai taip pakrypęs būčiau, reikia stumtis atgal. Kaip daryti. Nelabai patogu miegot bus nepratęs, aš galvą dedu į keleivę pusę. Irgi va palei pat kraštą gavosi. Stosiu, kad nereikėtų lipti žolės. Ir viso. Liuks. Ką? Šiandien atvairuota 8 valandos 51 minutė. O kai vedimas vairuotojo šalies pabaiga LT. Sudarom langą, nes dieną buvo daug žabalių, čia žiauriai daug buvo prikrovus tuntais. Viso, gesint galim motoriuką. Tokia va mano nakvynės vieta gamtoje. Semsime šiandien energiją iš kosmoso. Šio. Turbūt. Žiūrėsim, atsidarysiu liuką ir semsiuos. Tai va, ką galim biškį apeit, apsižiūrėti. Nieks nenukrito, nenudrybo. Padangos akivaizdžiai neminkštos. Oras lyg ir neina.
Tai turbūt viskas yra okei, ne? Čia žiūrim, kaip ir gerai. Čia nuo vibracijos mano vienam komplektai reikia tvarkyti iš naujo dėti. Čia priekį žiūriu, aš nežinau, turbūt nuo laiko susigrankščiuoja tie purvasargiai ir viskas. Karočią. Lyg ir viskas tvarkoja, čia nenoriu lysti į erkyną. Tokia žolis tapudoja erkimus. Visio, kranas lyg ir okei. Nieks akivaizdžiai nebėga, nieks nelaša. Tai turbūt viskas ir tvarkoja. Nu, diena tokia įdomi. Kol to lietaus nebuvo, tol nieko, bet va šiandien lyt pradėjo ir biški rimtesni reikalai. Tai va, kai ryte atvažiavau irgi rastų tokių krautis, tai miškininkas nuvežė parodyti, blemba keliukas, tai nerizikavau. Net be priekabos, galvo gal įsivežiot, paskui blemba, taip važiuoji ir ne toks va kelias, bet siauras, grinai dvi provežės, čia kanalas krūmais apaugęs, čia dirva ūkininko ir jeigu patrauktų, tai slystum arba ten, o kad patrauktų, tai daug tikimybės, nes jis pasvyręs, tai vieną, tai kitą pusę pasvyręs, buza ir balos. Tai nerizikavau, žinokit. Kitą kartą gal kada parodysiu, jeigu tokių dar bus, būtinai parodysiu. Jeigu tokių dar bus kelių ir nusispjoviau, sakau, nafik, nerizikuosiu. Paskui traktoriaus labai toli reikės eiti ieškoti. Tai va, ką, reikia lysti į kabiną, ilsėtis, nes šį laukia žiūriu kandžiai visokie velniai. O, koks gražus dangus. Kaip atrodo jums ką? Nice, ne? Toks raudonas. Super. Tai va, galim šitam fone ir užbaigti šitą video. Ką dieną tokio sudėtingesnė, bet laimingai, tam va pasikrovime, kur kartu su manim važiavot. Gerai pavyko, toj vietai neprilyja, ir apsisukti ir taip toliau, ir pasikrauti, ir į kalniuką išjudėti, viskas liuks. Antras pasikrovimas, tai ant šito žvirkeliuko, tai pasaka iš viso. Ir viso, kaip sakyt, daugiau viskas superiškai gavos, važiavimas, taip toliau krovimas, 10 balų. Va, kaip ir sakiau, diena nebloga, biški adrenalino lengviai, biški nervų, bet gut. Tai va, ačiū, kad žiūrit, kad laikinat, kad prenumeruojat, remiat per Contribui, per YouTube narystės. Esu jums labai dėkingas. Taip ir toliau ir iki sekančio videko. Čiau!